Sveiki, praktinė dalis, kaip sugeneruoti shortą, reelsą, trumpą video naudojant dirbtinio intelekto įrankius. Tai mes tam naudosime ChatGPT arba galima bet kurią kitą naudoti, kitą platformą, paveikslėlių generavimą ar bet kokį kalbų LLM, nes LLM'as realiai kreipiasi į paveikslėlių generavimo modelį ir galima susigeneruoti. Tai ChatGPT naudojasi dualai. Trečiu modeliu, toliau pasinaudosim muziką sukurti foniniai muzikai, paveikslėlis sugeneruosim ir ChatGPT. Jo, tai pirmas scenarijus, paskui paveikslėlis ChatGPT, video generuosim su Runway ML, parodysiu mokamą versiją, bet panašiai ir su nemokama versija. Toliau garso efektus galima bus sukurti su Eleven Labs ir tada su Canva sumontuosime visą tai. Arba kitų pasirinktų, žiūrėsim pabaigoje pagal situaciją. Taip, tai pirmiausia scenarijus. Scenarijų galima, jeigu nesugalvojat, paprašyti ChatGPT, kad sugeneruotų, bet aš jau turiu paruošęs temą, vieną iš aktualių temų apie gamtosaugą, kodėl svarbu rūšiuoti atliekas. Tai bus 4 paveikslėliai, iš kurių ir padarysim video. Tai yra miške pilna šiukšlių, liūdi lapė, vaikai pastebi problemą, vaikai surinko šiukšles, švarus miškas, laiminga lapė. Tam mes naudosime stiliui, naudosime jau iš anksto paruoštą promptą stiliui pačiam, mes naudosime 3D animacijos, kurį naudoja Illumination DreamWorks animaciniuose filmukuose, tai šitą stilių pasinaudosim, aš iš karto nusikopijuoju, galime sidaryti ChatGPT langą, iš karto galime rašyti stilių ir toliau, ko mes norime, kadangi mes turime keturias situacijas, tai aš taip ir nupiešiu, miške pilna šiukšlių, liūdi lapė. Tiesiog taip ir rašysiu, aišku, galima parašyti detaliau, koks miškas, spygliuočiai, lapuočiai, nes jei nenurodysim, tai kaip parinks, taip ir bus. Galime nurodyti, kokios šiukšlės, nes vėlgi gali šiukšlės sugeneruoti ir maišuose tiesiog, o galima tiesiog pamėti tos šiukšlės. Tai aš papildysiu šitas užklausas, padarykime taip, kad tai būtų spygliuočių miškas. Miškas spygliuočių. Šiukšlės įvairios. Čia dar klaidas iš jūs liūdi lapė, ne? Na va, šiek tiek didesnį patobulinau promptą, nes kuo daugiau detalių įdeda, tuo tikslesnis vaizdas būna. Tuo labiau atitinka tikrovę. Tarsi ne kad kaip atrodo, bet labiau atitinka, kokios detalės yra pačiam paveikslėlėje. Aišku, stilių galite rašyti kitokį, kad rašyti tikrovišką vaizdą. Na, aš parodau su animaciniu stiliumi. Ir spaudžiame generuoti. Čia beje nurodytas dydis. Neparašiau, kad nupiešk, tai jis iš karto iš galvos generuoja. Sako, aš tau prašau jau promptą animacijai generuoti. Ne, mums reikia, mane atsimena tiesiog ChatGPT ir prašysiu jam, ne, man reikia, kad tu nupieštum. Man reikia, kad tu nupieštum ir tada jis pradeda generuoti, nes nedaviau komandos nupiešk. Tai dabar kurį laiką generuos. Va, gavome vaizdą ir galime išsisaugoti iš karto, parsisiųsti. Jis parsiunčiamas į parsiuntimų katalogą. Galime atsidaryti. Taip, čia daug visokių failų. Mes galime įsikelti į... Taip, nusikopijuosiu. Copy. Ir įsikelsiu į Reels. Reels kūrimas, turiu savo katalogą. Atsidarysiu čia ir čia įsikelsiu. Pasidėdam, kad didelius matytum ir čia galim iš karto pasivadinti. Pavyzdžiui, pirmas liūdna lapė, kad iš paveikslėlių pavadinimų iš karto matytumėm, koks tai pavadinim, kokia tai nuotrauka. Apie ką. Toliau grįžtame į skaidrės. Tai vaikai pastebi problemą, tai čia tokia sutrumpinta, mes galim toliau rašyti promptą. Vaikai pastebi problemą, tai galima parašyti vaikai, čia be apibendrintas, rašau vaikai eina taku. Vėlgi čia, kad būtų
nebūtų visiško šališkumo, kad nenupieštų, pavyzdžiui, vien berniukus, nes vaikai dažnai traktuoja kaip pagal nutylėjimą kaip berniukus. Čia yra toks gaunasi šališkumas, nes duomenyse dažniausiai child yra berniukas. Ne visada, bet labai dažnai, tai mes galim patikslinti, vaikai eina taku, vaikai, pavyzdžiui, skliustelis berniukas ir mergaitė. Eina taku. Ir pamato šiukšles. Tas pačias, prie kurių buvo lapė. Lapės nėra, nes jeigu nenurodysit, kadangi mes esam tam pačiam pokalbio lange, gali būti taip, kad tiesiog jis rodys lapę vėl. Bandom. Čia plus dar atkreipkite dėmesį, lapės sugeneravo su antkakliu, mes galbūt nenorim jos ir panašiai. Tai kol generuos, aš parodysiu, kaip galima pakoreguoti. Pavyzdžiui, jeigu yra nežymus pakitimai, galima tiesiog su grafikos apdorojimo programa šiek tiek pakoreguoti. Tuoj parodysiu galimybės. Tai jo, paleidžiu generuoti. Valio. Tai dabar, kol generuoja, pabandykim pažiūrėti, ką galima padaryti. Aš, pavyzdžiui, naudoju grafikos redagavimo programą GIMP. Taip. Atsidaro GIMPas ir galiu čia prisartinti, ar ne? Ir kaip dabar šitą panaikinti, gali būti sudėtinga, bet šitas pabandysim, pažiūrėsim. Yra toks fainas įrankis, greičiausiai Photoshopas turi, ne kiek dirbęs su Photoshopu, yra Clone įrankis, aš šitą naudoju, Clone, na, primityviai, nesu profesionalas, bet primityviai, klonavimo įrankis. Taip, dydį galima keistis žemiau size piešimo dydį. Tai galima susimažinti, na, tarkim, tokio dydžio tiktų. Ir toliau Ctrl spalvą nurodom zoną, iš kurios vietos klonuojame, perklonuojame. Pavyzdžiui, aš kailiukas, ar ne, noriu baltas, kad čia tęstųsi, arba nuo viršaus. Nuo viršaus, tarkim, ne šią tamsesnis ir truputį nuo pačios. Tai, pavyzdžiui, pažymiu Ctrl klavišą paspaudžiu ir spusteliu pelytę toj vietoj, nuo kurios vietos noriu klonuoti. Paspaudžiu, čia pažymiu, tai lieka klonavimo vieta ir tada galiu piešti toliau šičia ant diržo. Ir pažiūrėkit, kas gaunasi. Gal ne visai gražiai. Po to parodysiu, kaip šitą užtaisyti. Aha. Tik žiūrėkit, jeigu tęsit toliau, jis atkartoja, nebepiešia, nes jis jau toliau pasiekė diržo vietą, kur buvo prieš tai ir jis jau patį diržą vėl iš naujo klonuoja. Dabar galim iš apačios, vėl Ctrl, šitoj vietoje ir iš apačios šiek tiek. Po to parodysiu, kaip užlyginti visą tai. Čia matom tamsesnis kailiukas, čia šviesesnis. Ctrl vėl viršui, truputį čia dar padarom. Truputį iš apačios. Toliau iš kitos pusės. Šiek tiek. Ne, iš viršaus. Visi naują vietą galim persėti Ctrl, paspaudžiam ir vėl uždarom. Aha. Tada iš šitos pusės. Kažin, kas čia mes gausi, žiūrėsim. Šitos pusės šiek tiek. Tada iš čia. Pim. O, čia geriau, nes daugiau erdvės turiu. Na, užspalvinam. Iš tolo nelabai matosi, bet dabar galima tą sutvarkyti, naudojant kitą įrankį iš tos pačios vietos viršui, vadinasi healinimas. Ir tada galima vėl pasižymėti, iš kurios vietos naudojam kaip pagrindą. Tas pats Ctrl klavišas, pasižymė vietą ir toliau galim užgydyti tas vietas. Užgydom. Reikia dažnai keisti nuo viršaus, pavyzdžiui. Užgydom. Tada atsiranda toks perėjimas. Jeigu yra perėjimai, jie atsiranda. Taip, ar ne? Aha, biškį nuo čia paimkim. Vis aš keičiu, matot, poziciją.
Nebus tobulai, bet čia ant greičio praktiškai. Bet aš dažnai taip darau, jeigu man netinkamai sugeneruoja ir minimalus pakeitimas, nes pergeneruoti kartais nebesugeneruoja tokių pat vaizdų. Ir čia užhylinkim. Čia dar truputį jų. Nu ir dabar, aišku, iš arti galbūt galima glitchų pamatyti tokių trūkumų. Bet iš toliau, ar pasakysit, kad čia turi kažkoks šešėlis krenta ir tiek, ir praktiškai nieko nebėra, ne? Aišku, toks pabliūrintas šiek tiek vaizdas ir panašiai. Tai va, toliau galima eksportuoti, pavadinimą galima tą patį pasirinkti, ant viršaus užsaugoti, eksportuoti, replace. Ir tada grįžtame čia. Mums, kol mes ten dirbom, generavo, va, vaikai, kurie rado šiukšles. Šitą irgi galime užsisaugoti. Taip, įsisaugoja man čia, aš jį nusikopijuoju, copy, vėlgi Reels kūrimas įmetu čia, pasivadinu vaikai randa šiukšles. Vaikai randa šiukšles. Gerai. Judame toliau, kita skaidrė. Dar galim pasižiūrėti, aišku, ar nėra kokių trūkumų. Kartais padarai visą video, viską ir pamatai kokią nesąmonę trūkumą. Šiaip verta pažiūrėti, fone ar nebūna nesąmonių, kartais kokių nesąmonių įdeda. Šiukšlės tinka, mums netinka, galbūt grafika nelabai tinka tokia. Gal gerai. Tai uždarysiu ir turime tada vaikai surinka šiukšlės, ar ne? Vaikai surinka šiukšlės, galim papildyti, kad turi šiukšlių maišą ir krauna. Tai tiek užteks gal. Galime papildomai pabandyti, nebūtinai gausis, nes kai įdedam trečią veikėją, dažnai būna, kad prastai įdeda arba reikia daug pergeneruoti. Parašykim, pabandykime įdėti lapę kažkur fone stebinčią krūmuose. Galėjom dar papildyti, kad lapė be antkaklio. Aišku, šitą buvo galima pergeneruoti be antkaklio, bet parodžiau tuo pačiu, kaip galima paredaguoti smulkmenas. Kol generuoja, iškart supažindinsiu, ką mes darysim. Tai pirmas lapė, kadangi nekalbanti, tai mes naudosim Runway ML. Iš tikrųjų, mes galim jau pradėti kitus žingsnius daryti. Runway ML. Ir panaudosime, taip, čia galime naudoti paprastą promptą. Taip, jo. Paprastas promptas, jeigu mokama versija, tai leidžia Gen 4 Turbo ir Gen 4. Gen 4 šiaip geresnis, bet jis lėčiau generuoja, bet Gen 4 Turbo toks pagreitintas, jis greičiau generuoja. Jei norit geresnės kokybės video, tai Gen 4 naudot, bet neatsimenu, ar nemokamam siūlo ar ne. Aš tiesiog rodau galimybės, o jūs jau pasirinksit, ar pasimti mokamą ar ne. Toliau yra dar geresnis, pažangesnis. VO3.1, čia netgi nusipirkus mokamą subscription, prenumeratą šito, kas kainuoja apie 1000 eurų metams, tai vis tiek reikia įlingi kreditą ir kreditai gan daug kreditų. Pavyzdžiui, vienas geros kokybės 1024 pikselių pločio video įrašas 8 sekundžių kainuoja 300 kreditų. 10 000 kreditų galima nusipirkti už apie 100 eurų. 10 000 kreditų. Tai šiaip geros kokybės video verta naudoti. VO3.1. Tai Runway ML. Aišku, yra ir kitų. Yra kaip Sora 2,
platformą, kur naudoja ir kitus modelius, arba Eleven Labs galima kitus išsibandyti. Bet šitas, ko fainas, mes čia panaudosim Act 2 galimybę parodys, kaip veikia. Gerai, tai įmetam paveiksliuką, liūdna lapė. Čia galim daug nerašyti. Just sad fox. Looking into trash. Ir paleidžiu, galim pasirinkti 10 sekundžių. Čia galim beje nustatyti dydį 9:16, nes Reelsų toks dydis standartinis yra 3:4 senovinis. Tai šiek tiek sumažinsiu. Čia GPT negeneruoja tokio. Ir paspaudžiu Generate. Tegul generuoja man. Ok, kol generuoja, grįžtu čia. Paprastai Reelsų kūrime toks yra multitaskinimas. Tu paleidi vieną generuotų, realiai gali kitą žingsnį jau daryti su kitu įrankiu. Na, taip ir darom. Na, vaikai renka šiukšlės, mums puikiai laputė žiūri. Fone viskas faina. Tai realiai mes jau galim. Šitam darysim vaikams, šitiems galim daryti įgarsinimą. Darysim įgarsinimą. Šitam nedarysim įgarsinimą. Nedarysim įgarsinimą. Tai toj pabandysime. Jo, šitiem nedarysim, tai parsisiunčiam šitą. Taip, nusikopijuojam. Čia išsisaugom į Reelsų kūrimą. Trečias, vaikai renka šiukšlės. Vaikai renka šiukšlės. Tai vaikai renka šiukšlės. Ir čia galime sugeneruoti. Čia galim tiesiai įmest vietoj tos, tas, kas generavo, tegul generuoja. Taip, čia pakeisim promptą. It's just picking trash. Ir paspaudžiam generuoti. Nu, liūdna lapė jau sugeneravo. Galim paleisti. Gal mums ir tinka. Jeigu netinka, visada, jeigu jūs įsikėlėt kitą paveiksliuką, galima iš naujo tą patį promptą, kad nereiktų kelti. Yra viršuje mygtukas Reuse Settings. Pavyzdžiui, ant šito paspaudus, jums iš naujo vėl grąžina lapę ir tą pirminį užklausą. Tai va, liūdna lapė, ją galim panaudoti. Beje, galima upscalint. Upscale to 4K raiškos. Bet mes šito nedarysim. Bet kuriuo atveju tai kainuotų kreditus, jeigu su kreditais būtų. Galiu prasisiųsti artefaktą. Vieną jau video turim. Paliksiu taip, kaip yra. Šitą irgi nukopijuoju. Copy. Einame į Reelsų kūrimas. Įkeliam čia ir čia pasivadinsim pirmas. Taip pat pasivadinam kaip ir paveiksliukai. Liūdna lapė. Valio. Šitas irgi jau baiginėja generuot. Kol generuoja, mes galim paskutinę užklausą parašyti. Tai yra švarus miškas, laiminga lapė. Vėl einame čia GPT. Beje, man jau rodo notificationas, kad sugeneravo, bet švarus miškas, laiminga lapė. Papildom, kad vaikų nėra, kad netyčia jų nesugeneruotų. Nėra. Lapė žiūri į kamerą, šypsosi. Lapė žiūri į kamerą, šypsosi, takas švarus. Takas, kablelis miškas, galim papildyti. Gerai, žiūrim, ką sugeneruos. Pradėjo generuoti, einame čia. Čia jau sugeneravo mums antrą, kai renka šiukšlės. Lapė išlindo. Kažką daro. Šiek tiek gal glitchų yra. Nelabai bando įdėti, bet neįdėti. Galim iš tikrųjų pabandyti kelis variantus. Jeigu nori reusint, pavyzdžiui, mums nelabai tinka, nes vėl išėmė tą šiukšlę. Gal nelabai. Ir lapė ten juda, ar ne? Tai galim paspausti Reuse Settings.
Ir dar sėki, galim patikslinti, aišku, pavyzdžiui, puts bottle to the bag. Pabandom. Nu, va, toliau generuoja. Čia galim pažiūrėti, ar čia vyksta generavimas. Lygiai greičiai darome. Ką iš anksto jau galim pradėti galvot? Galime pradėti galvot muzikinį foną, kol vyksta tiek čia generavimas, mūsų užimta yra, tai galim Suno AI platformą atsidaryti. Son parašiau Suno.com. Create. Mygtukas Create. Čia nenaudosim, galima sukurti, aišku, dainos žodžius ir panašiai, mes naudosim tik style. Šičia pavadinimą, taip, workspace tiesiog tiesiai. Čia galima workspace pasirinkti, nežinau, tikriausiai neleidžia nemokamai, bet čia tai nerinksiu nieko. Čia galima parinkti visiškai nesvarbu, kas dainuos, bet čia galima vairnę sumažinti iki 30, padidinti iki 80 įvairiai, čia pagal stiliaus, kiek įtakos mūsų aprašymas stiliaus dainai. Žodžių nerašysim, stilius bus tik tais muzikos stilius. Ir kai baigia čia, laiminga lapė, labai gerai, mes jau paveiksliukus visus turim, tai galim tam pačiam čiate, kad toliau tęsiant, sugeneruok prompt visam video su šiais paveikslėliais muzikai sukurti. Suno AI platformai turi būti vaikiškas, pradžioj gal šiek tiek liūdnokas, į pabaigą linksmas. Video iki 1 minutės. Atsiprašau, ne video, muzika. Bandom tokį, žiūrim, kas gausis. Promptai užklausa. Blogai man čia generuoja. Gerai. Nereikia lyrics, tik angliškas prompt trumpas. Va taip. Nu va, pilnai užtenka. Trumpas prompt. Neskaitau. Čia start slightly sad. As a fox finds literate forest. Einame čia, kaip paliekam kol kas. Galim iškart sugeneruoti. Nieko nekeičiu ir čia tik tais pavadinimą uždedu, kad forest story ir suspaudžiu create. Na, arba generuoju 2 variantus. Na, galim pasiklausyti. Čia vėl klausimas, ar atsižvelgia į tai, ką mes prašėm, pradžia liūdnesnė, linksmesnė, reikėtų visą išklausyti ir bandyti kelis kartus. Arba galima kelis atskirus visiškai daryti muzikos kūrinius ir juos iškarpyti. Pavyzdžiui, pirma scena viena muzika, antra scena visiškai kita muzika, nes, pavyzdžiui, vientisą, kad su perėjimais padaryti labai sudėtinga gali būti. Čia linksmėja. Ir kitas variantas. Man šitą failesnė pradžia. Bet čia skonio reikalas. Tai va, viskas turime. Apžiūrėjom ir galim prasiųsti artefaktą. 3 taškai šone ir download. Geriausia, jeigu montavimui WAV formatas, jis nesuspaustas, bet jį leidžia tik tie, kurie yra prenumeratoriai, bet nemokamai galima ir MP3. Tai spaudžiu WAV prasisiųst. Prasisiųst failą. Atsidarom, vėl nusikopijuojam.
iš downloadsų ir keliaujame į Reels kūrimas. Miško istorija. Pavadinsiu miško istorija. Tarkim, tinka mums. Tai va, jau kiek turim artefaktų, netgi vieną video turim. Dabar mes ką galim toliau pasidaryti? Šiukšlės pažiūrim, kaip sugeneravo dėjimą šiukšlių. Oi, baisiau, dar baisiau. Galim dar vieną kartą pabandyti. Paleidžiu generuoti. Dabar paleisiu generuoti ir kol generuos, aš sukursiu pokalbį. Tai yra įrašą, kai vaikai randa šiukšlės. Grįžtam ten, kur mes turėjom paveiksliuką. Taip, čia extra large. Va šitas, kai vaikai randa, įrašysiu, kai vienas vaikas sako, vaje, iš kur tiek šiukšlių, gal sutvarkom. Taip pasakys, vaje, iš kur tiek šiukšlių, gal sutvarkom. Padarysiu pokalbį. Tai kol generuos, aš trumpam jungsiu pauzę ir persijungsiu į rašymo režimą ir padarysiu įrašą. Tai tik tais paleidžiu, kur aš sakiau paleisiu, pergeneruoti, šitą paleidžiu pergeneruoti, generate ir tada grįšiu, kai jau turėsiu įrašą, kai vaikai kalba ir tuo pačiu padarysiu lapės gale irgi įrašą pokalbį generuoti. Na va, grįžtam atgal, sugeneravo realiai šiukšlės dar vieną variantą, pažiūrėjom ir dabar gal geriau. Vis tiek ne. Vis palieka tą butelį vis palieka, ar ne? Galima čia daug generuoti, bandyti pakeisti puts bottle in the bag ir dar galim vieną paskutinį pabandyti. Bottle should disappear from a hand when girl puts it into bag. Pabandom patobulinti, pažiūrėti, kas gausis. Šiaip kartais labai daug reikia sugeneruoti variantų, kad gauni kažką panašaus, arba jeigu negauni, arba gauni kažkokių glitchų, būna tą video padarai nukirpimą tos dalies, kur nesąmonė gaunasi, padarai trumpesnį variantą, arba jungi iš kelių video ir panašiai. Tai paskutinį variantą ir pasirinksim vieną, kuris mums geriausiai tinka dėl laiko taupimo. Dabar, kol generavo ir aš trumpam buvau išsijungęs, sugeneravau du video. Vienas lapės dėkoja, tai tik tais pavadinsiu, bus ketvirtai scenai, lapės dėkoja ir vaikai randa šiukšlės vaidybą. Tai tos du bandysim uždėti kaip garsą. Tai aš parodau, tik tais paleidžiu. Tai antras yra, kai vaikai randa šiukšlės. Čia vaje, iš kur tiek šiukšlių? Gal surenka? Galima balsą savo pakeisti. Aišku, balsą galima pakeisti su dirbtiniu intelektu, su Eleven Labs, kaip naudojant, bet bandysiu savo balsą čia tik naudoti. Arba galėsim pažiūrėti, kai Eleven Labs naisim. Toliau, ketvirtas lapės dėkoja. Mes lapės dėkojame už švarų mišką. Dabar čia švaru ir gražu. Nu va, tai kitas variantas. Turime du variantus. Ir mes realiai jau galime, kol generuoja šitą variantą, galim pereiti, sugeneruoti tą antrą, kai vaikai randa. Tai einam į Act 2. Čia yra tik mokamai versijoje. Tai parodo galimybės. Taip, tai vaikai randa, pasimam paveiksliuką. Ir tiesiog į drag and drop apačioje. Apačioje dedamas veikėjas. Papildomai yra voices. Galima uždėti balsus, kokiu norit, kad šnekėtų. Čia beje galima čia keisti balsą. Netgi savo balsą keisti į čia esantį. Taip. Čia toliau facial expressiveness. Tai veido išraiškingumas, tai kuo mažesnį dėsi, tuo mažiau perims iš jūsų vaidybos. Tai aš visą laiką dedu max. Toliau gestures, jeigu norit rankos, kad būtų įtrauktos, bet aš kadangi čia nedėjau rankų, tai aš geriausiai išimu jas. Tai rankos natūraliai jos prisitaikys
prie vaidybos, bet galima rankas įdėti ir, pavyzdžiui, jeigu rankom kažką rodo, tai irgi veikia, rankas pakelia. Bet svarbu, kad rankos būtų matomos jau paveiksliukai. Jeigu rankos nematomos, suformuoja nesąmonės. Bando atkartoti jūsų ranką ir kartais būna veikėjas labai mažas, o ranka didžiulė tokia išlenda už scenos ribų. Gerai, tai dabar įkelsiu video. Taip, vaikai randa šiukšles, įkeliu. Šitą labai ilgai generuoja. Tai aš jau dabar paleisiu, mes kitus darbus pasidarysim, kol susigeneruos. Tai viskas, 5 sekundės. Beje, čia galima iki 30 sekundžių video padaryti. 30 sekundžių. Apačioje beje galima kelti net jau paruoštą, ne tik paveiksliuką, bet ir video įdėti. Tai reiškia, jau kažkoks veiksmas vyksta, pavyzdžiui, vaikas bėga. Ir bėgančiam vaikui galima užkelt video. Generuoti veikėjas, pavyzdžiui, generate. Na ir prasideda, čia labai ilgai generuos, čia gali nuo 5 iki 10 minučių. Tai kol kas palieku. Muziką turime. Sūno taip turime. Paveiksliukus mes visus turime. Dar galime paskutinę lapę irgi pabandyti uždėti vaizdą parsisiųsti. Ar mes turim parsisiuntę? Taip, Reels kūrimas. Neturim dar paveiksliuką, tai šitą irgi parsisiunčiam, ką mums sugeneravo. Tarkim, mums tinka, bet aišku, galima pakeisti, nes ta pirminė lapė šiek tiek gal kitaip atrodė. Mes galim paprašyti. Galim nukopijuoti šitą lapę. Arba ne šitą lapę, o tą, kurią mes buvom pasiredagavę. Įkelt į ChatGPT langą. Pergeneruok tuo pačiu stiliumi. Tik linksma ir be šiukšlių aplink. Viskas, galim šitaip daryti. Tai va, dar uždavėm darbą, nes man ta lapė tokia jau kitokia gavosi, ryškesnė. Nu, gal kailis atsinaujino, kai švarus miškas neprisėdė ko nors. Nu, va, čia bandys pergeneruoti. Čia vyksta toliau generavimas, tuoj galėsim užstatyti ir lapės kalbėjimo, bandysim uždėti kalbėjimą, nepavyks, nes šiaip paprastai gyvūnų sunkiau yra uždėti, nes veido net pažįsta, bet galėsim pažiūrėti. Šiaip veidas čia, bet ne šitoj gali būti, kad ir atpažintų, nes pakankamai neblogai, žiūrėsim, kaip šitą sugeneruos. Nu, va, lapę turim. Geriau. Žiūrim su šituo. Ne, ir to nebėra dirželio. Pergeneravo. Nu, viskas faina. Panaši ir vieta netgi. Ten medžiai taip pat, panašiai. Be šiukšlio. Viskas faina. Aišku, netobulai taip pat, bet panašiai. Iš lapė švaresnė. Tai šitą galim parsisiųsti. Irgi nusikopijuoti į copy to Reels kūrimas, čia įsikeliam, čia yra 4. Taip ir pasivadinim 4. Lapės dėkoja. Čia, kur buvau pasidaręs vaidybą, tai gal persivadinsiu failą tik tais vaidybą, kad ne tas, nes paskui turėsim lapės dėkoja video, o čia paveiksliukas yra. Gal vaizdą dabar geriau matysis. Lapės dėkoja ir galim eiti į runway, matot, dar vis generuoja, jau kokias 5 minutės generuoja iš tikrųjų. Dabar įsikelsim šitą lapės dėkoja, pažiūrėsim, ar atpažins veidą. Jeigu veido neatpažins, tuomet tiesiog uždėsim įrašą. Neatpažįsta. Neatpažįsta, tada darysim tiesiog video. Promptas. Čia įkeliam paveikslėlį. Fox talks and smiles at the end. Generuoti. Na va, šitas tai greičiau generuoja. Paprastas, o vaidyba labai ilgai kelia, tai šitas variantas labai ilgai generuosis su vaidyba. Šitas variantas su lape generuosis greičiau. Taip, tuo iš geriau matytųsi. Taip. Jo,
Tai generuoja, ką mes toliau galim pasidaryti. Kadangi mums reikės garso, einame į 11 Labs. Login. Reikės garsų, tai reikės foninio garso. Sound effects. Ir čia galim užstatyti, pavyzdžiui, 5 sekundės. Forest. Noise. In summer. 5 sekundės. Kadangi vienodas garsas, mes galim po to sujungti tos failus, bet daryti ilgą, nes kuo daugiau sekundžių, tuo daugiau kreditų sunaudoja. Spaudžiam Forest. Generuoti. Ir čia jau generuoja. Va, man jau sugeneravo čia kažką tai. Besišypsančią lapę, o čia, kur kalbės vaikai, tai dar generuoja. Kažką šneka, labai gerai. Liuks. Kažkur galia turėtų nusišypsot, ne? Jo. Gerai, tinka. Galima, aišku, pergeneruoti. Irgi parsisiųskim į parsisiuntimų katalogą. Taip, nusikopijuokim, atsidarykim mūsų katalogą, čia įsikeliam artefaktą, ir čia yra 4 lapės, dėkoja. Mūsų artefaktai sugeneruoti. Tai dabar tie, kurie yra su skaičiukais ir trumpi, nevaidyba, tai yra mūsų, jau turim vieną video, turime liūdną lapę, 1/4 turim, neturim dar vaikai renka. Jo, vaikai renka šiukšlės, mes neparsisiuntėm. Pažiūrim, šito gal net nežiūrėjom, paskutinio ar žiūrėjom. O, žiūrėkit, super, matot, čia kur buvom pataisę tą, jeigu dar pažiūrėsim promptą, ar į use settings, ar ne, grįžtam atgal, vat šitas paskutinis sakinys išsprendė problemą, ar ne, nes dabar jau padeda gražiai. Nu va. O, kiek reikėjo padaryti, kad įdėtų gražiai šiukšlę. Taip, parsisiųsti. Taip, tai parsisiuntėm, turime trečias, čia yra trečias, kai renka šiukšlės, nukopijuojam, einame į Reelsų katalogą, įsidedam ir trečias, vaikai renka šiukšlės. Taip, tai jau turime, tuoj pasižiūrėkim, ką mes turime. Pagal vardą gal sirkiuokim. Lapė liūdna, turim, gerai. Antro, kai vaikai eina mišku, dar gaminam. Kažkur gaminam. Va, jau čia ir pagamino. O, žiūrim, kaip kalbės dabar. Vaje, iš kur tiek šiukšlių? Gal surenka? Kas įdomu, vaikai kalba buvo, nes veidus. Minusas šituo su Act 2 variantu yra, jeigu yra ne visada, galima bandyti kelis kartus, kad jeigu yra keli veidai, su visiems veidam uždeda. Arba ne visada. Tai būtų galima dar sykį bandyti, bet mes šitą paliksim. Mes padarysim šitą, kad chorų sakytų, nu tarsi du vaikai išsakytų šitą. Vienu metu. Tai visai gerai gausis. Vaje, iš kur tiek šiukšlių? Gal surenka? Aha, taip pabandysiu prasiųst. Čia įdedame į, copy, nueiname į Reels, įklijuojam ir čia mūsų bus jau antras, ne? Antras, vaikai randa šiukšlės, taip atrodo. Taip mes atrodo buvo, vaikai randa šiukšlės, jo. Vaikai randa šiukšlės, tai turim pirmą. Liūdna lapė, antras vaikai randa šiukšlės, trečias vaikai renka šiukšlės ir ketvirtas
lapė dėkoja. Visus turim. Visus turim. Dabar galim iš šito išsitraukti atskirai audio. Pavyzdžiui, nu čia yra MP4. Vaje, iš kur tiek šiukšlių? Ne, bet mes norim turėti audio failą, kad galėtum su juo kažką daryti, pavyzdžiui, pakeisti balsą, dar kažką daryti. Tai tam puikiai tinka Audacity programa, Audacity. Audacity. Čia galima tiesiog drag and drop. Vaikai randa šiukšlės. Vaje, iš kur tiek šiukšlių? Ką galima su šito daryti? Daug dalykų. Pavyzdžiui, galima padaryti, kad skambėtų iš kairės pusės arba iš dešinės, jeigu, pavyzdžiui, veikėjo nesimato, kuris nori imitaciją padaryti iš kairės dešinės. Čia galima pažymėti viską, Ctrl A. Galima pagarsinti. Dabar, pavyzdžiui, labai tyliai eina, ar ne? Galima šiek tiek padidinti garsą. Tam galima naudoti Effect, Volume and Compression Amplify. Pasirinkus, čia siūlau nenaudot, ką siūlo, šiek tiek pamažinti. Apply. Svarbu, kad šitos decibelai neužliptų iki viršaus. Jeigu išlipa iš viršaus, tai truputį eina per kolonėlės ir čirškimas atsiranda. Tai, kad būtų kažkur ties viduriuku nuo viršaus iki pačios. Viskas galima eksportuotis. Export audio. Nusirodyti į, pavyzdžiui, Reels. Čia taip paprastai neįs. Nu gerai, dabar išsaugau į Downloads. Vaikai randa šiukšlės, Save, Export. Ir kur tas mano Downloads? Prisidariau daug langų. Gerai, grįžtam į Downloads. Vaikai randa šiukšlės, nusikopijuoju. Ir įsikeliu į Reels. Va, turiu audio atskirai. Vaikai renka šiukšlės. Ir mums lapiai, kur lapė šneka vaidybą turėjom, ir mums nėjo pagaminti lapę su vaidyba. Lapė dėkoja vaidybą, irgi galim tą patį pasidaryti. Čia uždaryti kryžiukas, tą išmest. Ir įsimest lapė dėkoja. Čia irgi gan tyliai, galima pasižymėti viską Ctrl A, Effect, Compress Amplify, šiek tiek sumažinti, Apply, šiek tiek padidinom garsą ir galim paklausyti. Mes lapės dėkojame už švarą. Nu, va, viskas gerai bus. Export audio. Ir į Downloads. Downloads. Export. Yes, uždarom. Ir tada iš Downloads pasiimam. Lapės dėkoja. Kopijuojam. Einame į Reels. Įsikeliam. Dar vienas artefaktas. Va, kiek prisigaminam mūsų Reelsui. Taip, ko dar reikia? Mes buvom Eleven Labs, dėjom miško garsus, galim paklausyti. Čia per garsiai. Čia gal biškai geriau. Čia geriausiai. Jo, man šitas tinka. Oi, labai didelis noise. Šitas man labiausiai patiko, tai šitą parsiųsiu. Irgi galima MP3 WAV parsiųsti, WAV geriausias, nes nesuspaustas. Vėlgi parsiunčiu Downloads, nusikopijuoju, einu į Reels. Įklijuoju. Čia irgi galiu pasigirti miško triukšmas. Na, man atrodo, mes jau daug ką turim. Galim papildomai dar pabandyti lapės balsą pakeisti. Su to pačiu Eleven Labs, kadangi turim atskirą garso, arba ne vaiko, o savo vaikų, tai yra ne lapė su vaikų balsą. Lapė tegul būna mano balsas įgarsintas, o šitą lapės panaudosim, ne lapės vaikų panaudosim pakeisti. Kur čia mes pasidarėm garso failas, pagal tipą išsirikiuosiu. MP4 čivavai, tai miško istorija, miško triukšmas, lapė dėkoja vaidybą, vaikai randa šiukšlės. Bandykim, vienas bus balsas toks, koks yra, o antrą pasidarykim dar vieną, uždėsim abu balsus, nes kalba berniukas ir mergaitė, tai tarsi jie kartu sako. Tai mes uždėsim tarsi choro būdų, sako, ne? Tai vieną balsą pasikeisim. Čia yra vavas, pavadinkim jį, nes mano berniuko balsas, vyro balsas, man. Arba vyro. Mes šitą panaudosim su Eleven Labs, pakeiskim į kažkokį kitą balsą. Tai čia nuėjus Eleven Labs yra Voice Changer. Čia galima įsikelt vyro balsą.
Na ir pasirinkti iš modelių kokį nors. Oi, čia pas mane daug. Elis kokia nors. Just trust yourself. Aišku, čia labai nėra vaikiškų balsų. Pabandom rasti. Man atrodo, Laura tokia fainiausia, kur šiek tiek. Our distrust is very expensive. Nu, va, tokia biški gal ir vaikiškumą. Tai šitą pasirinksiu Laura. Ir generuoti balsą. Vaje, iš kur tiek šiukšlių? Gal surenka? Netobulai. Pala pažiūrėsiu multilanguage. Gerai, čia kalbas gera kalba. Čia kartais modelis gali būti neteisingas parinktas. Tai geriau kur multilanguage. Kuo daugiau kalbų, tuo geriau atpažįsta. Ir parsisiunčiam artefaktą. Pabandysim paderinti, jeigu ne, nenaudosim. Taip, parsisiuntėm. Turime pakeistą balsą, kopijuojam artefaktą, einam į Reelsus, įklijuojam. Ir čia persivadinam, taip kaip mes čia buvom pasivadinę vyro, tai čia bus antras. Vaikai randa šiukšles. Moters. Nu, aišku, ne visai. Kitas variantas, galima paprašyti vaikų įgarsint. Vaikai puikiausiai garsina. Ir vaikai tiesiog įgarsina. Jiems praktika įdomi patirtis ir panašiai. Vaikas tiesiog įrašo balsą savo ir tą vaiko balsą galima uždėti ant veikėjo. Aišku, reikia susitart, negalima neatsiklausus tėvų, bet tėvų leidimo naudoti ir panašiai. Taip, tai turime balsus, kaip ir ko mums dar trūksta. Iš čia mes viską pasiėmėm tikriausiai, tą parsisiuntėm. Nu, jei ko trūks, dar dasigeneruosim. Galim naudoti Canva. Viskam. Ir dabar template video. Video. Ir kadangi Reelsas, tai bus telefonui, mobile. Nes tokius ir dydžius generavom. Turime šitą. Ir dabar galim realiai viską susitemti čia. Yra uploads. Mygtukas uploads. Ir čia galime viską susikelt. Einu į savo. Tai mums reikės balsų. Realiai mes galime viską susikelt ir paskui už susirankėt. Tiesiog galiu viską pabandyti pažymėti ir įkelt 15 itemų. Va, viskas gražiai važiuoja. Nu ir dabar galim dėlioti po truputį. Taip mums reikės. Čia audio, video failai. Mums šitų nereikės, galim nekelt, bet jau tiek to. Taip, dabar kaip žinot, kur pradžia yra. Aha, liūdna lapė kažkur turėtų būti. Va, liūdna lapė. Jį ir įsikeliam. Pradžia. Čia galim išdidinti per visą, kad būtų. Susidedam video pirmą. Tada vaikai eina randa. Galim iš karto patestuoti, paleisti. Ar čia garsas? Vaje, iš kur tiek šiukšlių? Va, viskas girdisi. Aha. Formatas blogas, nenukirpom. Gaunasi, bet galim išplėsti iš ribų. Šiek tiek, bet kad užimtų visą, nes panašiai eitų kaip lapė, ne? Turime visą šitą. Dabar, kadangi šneka 2 ir sakėm, panaudosim audio, einam į audio ir ten turėjom kažkur vaikai randa šiukšlės vyro, tai to galim nenaudoti, bet moters pridėti papildomai, kaip dublerį, nu, antrą. Tai va, pačioj jisai lygiai greičiai kaip ir šitas. Vaje, iš kur tiek šiukšlių? Matot, dvigubas balsas, nes abu kalba. Visai gerai gaunasi. Galima, jeigu nenorim vienodai, galim vieną truputį čiut pastumt. Pavyzdžiui, pradėti anksčiau šiek tiek. Labai minimaliai. Vaje, iš kur tiek šiukšlių? Jo, tada gaunasi nevienodai. Tokį efektą kaip nesusiderinę. Tai čia jau galima žaisti su tuo. Toliau įdedame kitus video. Vaikai renka šiukšlės, ar ne? Čia vėlgi nenukirptas, tai
Sutvarkysim maždaug per vidurį, kad būtų, bet kad būtų per visą ekraną. Ir fokusas, kad įdeda taip tvarkingai labai gražiai. Ir tada lapė laiminga gale. Aha, sako, bet nieko nesako, tai einam į audio. Ir lapės dėkoja, vaidybą turim ir čia yra garsas, tai tą garsą ten ir įdedam. Beje, garsą turim ilgesnį, bet mums viso gal ir nereikia, nes galas, žiūrim, galim pratest. Ai, neleidžia, jeigu video nėra, neleidžia pratest. Bet iš tikrųjų mes galėtumėm, jeigu ką, ir prailginti lapės vaizdą. Ta prasme, padaryti duplikatą. Duplicate, turim antrą layerį ir pratest. Nu, bus toks iš 2 dalių. Čia galim pažiūrėti, ar perėjimas geras. O, ir gražu. Va. Visai gerai perėjimą. Švaru ir gražu. Truputį toks yra nušokimas smulkmena. Ir šitą padedam. Čia kažkur pradžia. Bet tada audio iki galo yra, o šitą galim sutrumpinti šiek tiek. Iki kur baigėsi audio. Nu ir paleidžiam. Mes lapės dėkojame už švarų mišką. Dabar čia švaru ir gražu. Jo, tai galima trumpesnė. Arba galbūt net tas galas nereikalingas. Padarom tiek, kiek audio yra, galbūt užtenka, nes ten audio gale nieko nebesako. Mes lapės dėkojame už švarų mišką. Dabar čia švaru ir gražu. Neužtenka, truputį trūksta. Tai atšaukiu Ctrl+Z ir tik tais truputį nutrumpinu. Truputį. Dabar čia švaru ir gražu. Viskas. Tai va, visas mūsų video. Dabar ko trūksta dar uždėti miško triukšmą. Miško triukšmas. Galima padidinti garsą, sumažinti volume. Pavyzdžiui, šiek tiek mažesnis, kad tas triukšmas netrukdytų šnekėjimo, galima šiek tiek sumažinti. Ant 3 taškų paspaudus. Ir čia galim vieną sumažinus praduplikuoti. Duplicate track. Ok, į vieną eilutę dėsiu apačioj gal. Neleidžia. Nu gerai. Svarbu vienam duplicate. Duplicate track. Ok. Duplicate track. Ok. Kaip įdomiai jis deda. Kur yra laisvos vietos. Nu gerai. Svarbu visą turi prasitęsti. Duplicate track. Iki galo, matom. Dabar jeigu viską iš eilės klausysiu. Taip, pradžia. Pavyzdžiui, jeigu pirmas 10 sekundžių gal mums per ilgas yra, mes iš tikrųjų galim nutrumpinti. Vaje, iš kur tiek šiukšlių? Gal surenka? Mes lapės dėkojame už švarų mišką. Dabar čia švaru ir gražu. Tai va. Gerai, toliau galima. Dar muziką turim. Muzika. Va, ne šitas. Čia iš seniau. Kažkur turėjau muziką. Miško istorija, va šitas buvo. Ir galim išdėti. Čia 40 sekundžių. Mums labai tinka. Viskas puikiai tinka iki galo. Vaje, iš kur tiek šiukšlių? Aha, tai čia galim šitą šiek tiek sutrumpinti iki... Atsiprašau, nestrumpinti, pamažinti garsą, kad šiek tiek muzika neužgoštų šnekėjimo, o pavyzdžiui, kur šneka, va šičia šneka vaikai, mes galim šiek tiek kaip tik pagarsinti, truputį per tyliai, volume, galim padidinti dvigubai geriau, pažiūrim, kaip šitą vietą klausosi. Vaje, iš kur tiek šiukšlių? Gerai, tinka man. Kas dar? Čia irgi tas turi garsą, va šitas, tai šitą irgi galim padidinti, nes tas video turėjo garsą. Taip, tik nematau volume. Extract audio.
Galime išekstraktuoti atskirai. Va, jis ištraukiam audio ir su juo galime atskirai žaisti volume ir padidinti. Nu, čia vyriškas balsas, vaikiškas, berniukiškas. Vaje, iš kur tiek šiukšlių? Gal. Nu va. Nu, kas daugiau? Daugiau galima tekstą pridėti, kas dar būdinga Reelsams, kad užkabintų. Pavyzdžiui, pirmos 3 sekundės galima įdėti viską pastumint. Dabar tik tais. Jo, tai tikriausiai, jo, reikėtų viską sužymėti. Eis tik tais linijoje. Nedarysiu, bet galima iškirpti iš video labai trumpus po pusę sekundės vaizdus, kurie užkabintų. Pavyzdžiui, iš visų scenų, iš šitos scenos, po pusę sekundės, iš šitos scenos, po pusę sekundės ir iš šitos, ir padėti į priekį. Dabar tik aš negaliu visko pažymėti, tik po vieną eilutę, ar ne? Bet galim pabandyti. Jeigu pastumsiu šiek tiek, šitą irgi pastumsiu. Biškai gal daugiau pastumsiu. Per 1 sekundę. Net per 2-3 sekundės kažkur čia. Nu, čia yra maždaug 2, 4, 6, 8, 10 sekundžių. Tai čia kažkur turėtų būti 3 sekundės. Priekį paliksiu vadinamam užkabinimui, angliškai hook. Jį galima Reelsams uždėti tam, kad visą laiką pradžioje, pritraukti žiūrovą kažkuo tai. Tai aš visus dabar perstumiu. Šitas eina iki galo. Ir šitas muziką galim palikti nuo pradžių, kaip buvo. O šitas čia eina po šituo. Jo. Pasitikslinam, ar viskas gražiai sueina. Nuo čia. Vaje, iš kur tiek šiukšlių? Gal. Čia gerai. Nu ir čia mes lapės. Čia gerai. Tai dabar tas 3 sekundės galima iškirpti vaizdų iš pirmo, pavyzdžiui. Padarysiu duplikatą ir sutrumpinsiu. Labai trumpą padarysiu gabaliu, labai trumpyti mažiuką į priekį. Čia tokias kaip pradžia. Labai trumpai parodo, vos 3 sekundės. Kaip reklama ir tada jau prasideda filmas. Taip, duplicate. Dėl ko tas yra reikalinga, nes pirmas vaizdas, kurį rodo, leidžia priimti sprendimą žiūrovui, ar iš vis žiūrėti jūsų video ar nežiūrėti. Tai šitas labai gerai yra. Įdėti pirminį vaizdą, kuris užkabintų. Taip, tai čia aš tik tais pasididinsiu Ctrl ir ratuku galima pasididinti mastelį ir tada bus lengviau žaisti. Labai trumpi tokie iš vos po pusę sekundės. Tai dabar iš šito dar gabaliuko duplikuojam, sutrumpinam. Mažyti. Įstatom. Nu ir liko dar vienas mažas gabaliukas iš pabaigos. Duplicate. Čia gali būti tarpelis juodas, arba galim užpildyti. Ir pažiūrim, kaip atrodys. Ir toks pirmas labai greitai ir tada jau prasideda. Prasme, įdėjus į socialinius tinklus, tai nes visą laiką rodo vaizdą ir ten būna pradžioj rodo tas pirmas 3 sekundės pradžios. Ir jeigu ten pradžia, pavyzdžiui, yra titrai, tai niekas nesusigundys spausti, kad rodo tik titrus. Geriausia yra užkabinantis vaizdas, kuris pirmas 3 sekundės. Ir juos rodo paprastai, juos netgi rodo, tas 3 sekundės rodo ir kartoja. Ir jeigu jis yra užkabinantis, tikrai paspaus ir peržiūrės jūsų visą video. Nu, jeigu ir ne visą, bet bent jau paspaus pažiūrėti. Toliau, ką galima daryti? Galima išeksportuoti. Eksportavimu ir atrodo share. Ir čia galima dalintis tiesiai šituo vaizdu. Galima iš karto postinti TikToką, YouTube'ą, Instagram'ą. Ar galima prasisiųsti MP4 formatu.
kokybė, kokią duoda, tokią duoda. Čia aišku, jeigu norėt geresnės kokybės, bus mokama, bet tarkim mums užtenka. Na ir turėtų prasidėti siuntimas ir siunčia. Tai parsiųsiam ir tada viskas bus šitas mūsų darbas padarytas. Nu va, pabaigė. Galim pasižiūrėti. Ir šitą iš karto nusikopijuoju. Ai, pavadinimo buvau neuždėjęs. Tai pavadinimas neapibrėžtas yra dėl to, kad mes jo nepasivadinom. Tai viršų reikėtų pasivadinti. Miško pasaka, pavyzdžiui. Ir tada parsisiūs tvarkingai, bet mes galim failągi persivadinti ir... Taip, kur čia mano parsisiūdimų, daug langų atsidariau. Downloads. Ir šitą nusikopijuojam. Einame į Reelsus. Ir turim galutinę miško pasaką. Čia galim persivadinti. Miško pasaka. Pala, turim kažkokį glitchą, man atrodo. Stabdysiu. Jo, baltas va, truputį yra klaidų, matot, baltas. Truputį nelabai teisingai video įdėjau. Tai visą video būtinai visada peržiūrėkit, duokit kitiem pažiūrėti, nes galite nepamatyti glitchų kažkokių, tai na ir bus gėda, jeigu įmesite kažkur tai. Tai šiuo atveju pas mane šitas video kaip ir gerai, šitas atrodo, bet pats pirmas, kuris yra šiek tiek pastumtas, va baltas kraštelis, kažkaip pasistūmė matyti, kai stumdžiau. Bandom sutvarkyti. Dabar jau nebėra. Padidinsiu, pažiūrėkim. Nu dabar atrodo baltų kraštų nebėra. Ai ne, truputį yra. Atrodo gerai. Dabar gerai. Visus galim dar to pačiu pasižiūrėti. Čia gerai, nes čia buvo taip didesnis ir iš kraštų išėjo. Viskas gerai. Šitas irgi gerai. Matyt, pasistūmė kažkaip. Ir dabar būtų galima dar sėki eksportuoti. Share. Download. Jau siunčiam. Dabar jau miško pasaka vadinsis. Tai iš čia galime tiesiog ištrint. Taip, iš downloads. Išmest, kad netrukdytų. Iš Reelsų irgi išmest. Mes naują parsisiųsim. Dabar atsidaręs, neleidžia ištrint. Try again. Nu, atrodo parsiuntė. Ne, dar neparsiuntė. Siunčia, va čia pačia rodo. Kurį laiką dar sus. Va, parsiuntė. Parsiuntė, nukopijuojame. Einame į Reelsus, įklijuojame. Nu ir dar sėki galim visą persižiūrėti, pasidžiaugti. Pradžia toks greitas intro. Trumpas buvo baltas, ten galima irgi buvo sutvarkyti. Tai čia yra tik tais tobulinimo jau, pavyzdžiui, šitas peršokimas, dar sėki iš naujo paleidžiu. Baltas. Labai prastas. Šiaip juodas būtų geriau, šitoje vietoje būtų galima uždėti juodą kažkokį foną, nes baltas negražiai atrodo. Čia peršokimas tas. Tai būtų galima sutvarkyti. Uždedant tiesiog juodą foną. Tai... O, dar vieną glitchą radau viršui baltą. Tai galim sutvarkyti. Pažiūriu dar kitus. Viršaus nežiūrėjau, va visur glitchas viršui yra. Ne? Dar sėki pažiūriu tą, nenustūmiau. Jo, šitą iškėliau per daug. Ai, aš ne tą pažymėjęs. Įdomiai veikia čia. tą pasižymiu, sutvarkau, tada kitą pasižymiu, sutvarkau, tada kitą pasižymiu, reikia pasižymėti, sutvarkau, kitą pasižymiu, čia jau sutvarkytas, gerai, o čia galime įdėti kažkokį foną, iš vis bendrai backgroundą uždėti, taip, čia background remove, taip, jeigu eisiu čia, būtų galima paeditinti. Taip, dabar tik atsiminsiu, kur. Dabar galvoju, fono nepamenu, bet, nu, gerai.
Canva rečiau naudoju. Taip, galima nueiti į Tools, Shapes, įsidėti, pavyzdžiui, pats paprasčiausias sprendimas, įsidėti bloką, ties ta vieta, ar ne, kur čia va čia įsidėjo, jį išdidint, na ir turėsit foną juodą. Ir, pavyzdžiui, tas juodas fonas, kad nesimaišytų, jeigu yra kažkokie tarpai tarp video, pasikeis spalvą juodą. Juodą. Čia juodą spalvą ir viskas turim juodą foną. Ir šitas gali keliaut, jo, į viršų įsidėjo, jis gali eiti po apačią. Po apačią, nes iš viršaus rodo ir kai rodo perėjimas buvo juodas, labai gerai. Ir jeigu kažkur bus kitur tarpelį, mes galim per visą video turėti juodą foną, tai yra kaip pagrindą. Išsitempia kažko, išsitempia ir iki pat galo ir pabaiga. Tada iki šito video. Va. Jo, taip, čia tik Canva naudojant, bet yra kitos, yra tas pats DaVinci, Resolve arba Clipchampas, kurį galite naudoti. Canva pats primityviausias, kur gali pedagogai naudotis, dažnai naudoja ir su vaikais galima dirbti, arba bet kas kitas gali greitai pasigaminti nemokamas įrankis, plus nereikia siųsti jokią kompiuterį ir turėti šitame naršyklėje. Nu ir galim paskutinį kartą pasišerint, prasiūst. Dar sykį siunčiam. Nu, va, parsisiuntė. Nu ir paskutinis jau čia tikrai. Tai čia antra versija, tam vieną galim ištrint, šitą nusikopijuot, pereiti į Reelsus, tą ištrint. Ir atidarytas. Try again. Klijuot. Persivadinkim, kad čia nebūtų skaičiukų. Na ir paleisti. Dabar. Vis tiek blogai padariau. Bet jau nebekeisiu. Atkreipkite dėmesį. Va, žiūrėkit, koks gliučas. Nepažiūrėjau, kad... Va, balta pačioj. Problema, kad aš nenutiesiau musę iki galo. Va čia. Va, tos nenutiesiau. Nu, va, taip, na, reikia esmė, kad testuoti, žiūrėti, nors iš pirmo žvilgsnio kartais visko nepamatai, nepasižiūri ir svarbiausia testuoti. Dar sykį paspaudžiu daug. Bet realiai jau baigtas mūsų darbas, tai kol siunčiu paskutinę versiją, šitas zipas bus įkeltas pasidalinimui visų šitų artefaktų galite naudoti prie Google Drive, ir bus komentaruose, prie YouTube nuorodos. Tai šitas paskutinė versija. Galite rašyti komentarus, ką manot, ir mes susitiksim gal kitą kartą vėl. Iki.